Labukas, aš tau parodysiu va su protefu, kaip aš tau sakiau, su avokadu, žinai, kai neturiu laiko, va greitai, iš vis pusryčiam aš mėgstu, nes tai labai lengva, bet ir savaitgalį arba, nežinau, po prieš vakarienę, vietoj vakarienės, va, obuolius dedu. Dedu gerą, nu, kaip tu sakai, tavo vyras, ne, aš dedu jau tokį gerą šaukštuką, pipirų dedu irgi, pipirų nebūtinai dėti, bet bababam, tai va, ir salierų dedu, linų sėmenų, man patinka ir sumalti, bet linų sėmenis man patinka sukramtyti, tai va, ir dedu tokį gerą griežtę saliero, tu gali bet ką dėti, bet man labai patinka, salierai labai gerai dėl detoksikacijos, nu ir ką, ir aišku, protefu, man patinka šokoladinis, bet vanilinis irgi gerai, su uogom, su viskuo, nu tai va, ir ką, ir blendeliuojam. Aš dar dedu putpelių kiaušinį, kad padidinti baltymų kiekį, iš tikrųjų dedu superiniai ir vaikam į kokteilius, su šokoladiniu, žinai, gaunasi kaip gogol-mogol, vaikystėje mano močiutė davė, trynius užmaišydami su cukrum ir kakava, tai iš tikrųjų labai fantastiškai sveika ir salmonelių neturi šitie kiaušinukai, putpelių, tai juos žalius drąsiai galima naudoti ir labai skanu, žinau. Nu va, kokteilis gavosi toks pakankamai tirštokas, bet galima prasiskiesti dar ir kažkuo tai, sakykime, vandenuku, bet man labai patinka, arba aš galiu dar ir su šaukštu jį suvalgyti, nu tai va.